Net jei maitinamės idealiai, dėl sezoniškumo ar kitų priežasčių, mūsų organizmas retai gauna visų jam reikalingų medžiagų. Tuomet reikia prisiminti papildus. Dabar kaip tik kelius tokius ir pristatysime. Jie skirti akių sveikatos stiprinimui. Praturtinti vitaminais B, E ir liuteinu, jie užtikrina, kad mūsų akytės gautų visą joms reikalingą maistą. Dabartinis gyvenimo tempas ir aktyvi darbinė veikla reikalauja susikaupimo, kruopštumo, energijos ir ypač gero regėjimo. Geras regėjimas reikalingas ne tik sėkmingam verslui, bet ir vairuojant automobilį, skaitant, rašant, žiūrint televizorių, dirbant kompiuteriu. Tačiau tuo pačiu įtemptas gyvenimo ritmas netarnauja mūsų akims. Pagal atliktus klinikinius tyrimus Lietuvoje ir pasaulyje be abejo daugiausiai kenčia regėjimas dirbant kompiuteriu. Ir nustatyta, kad maždaug 85% dirbančiųjų blogėja matymas, maždaug 46% būna akių skausmai ir 42% būna akių perštėjimas. Ir dar yra nustatyta, kad darbas kompiuteriu sukelia stresą. O stresas, taip pat viena iš priežasčių pablogėjusių regėjimo, dėl to, kad susidaro spazmavimasis akyse ir blogėja regėjimas dėl to. Žinoma, tie, kurių duona yra darbas kompiuteriu, skeptiškai paantrins, kad kito kelio nėra. Tačiau būdų padėti akims, norint, visada galima surasti. Pirmiausia, tai reikia dažnai mirksėti, dirbant su kompiuteriu. Taip pat yra toksai, kadangi apie 70% dirbantiems dar ir gaunasi stresas, tai vienas iš geriausiai nuimančių akių stresą pratimų yra tiesiog prisiklijuoti maždaug 30 cm atstumu prie lango, ant lango stiklo. Kokį nors, aišku, geriausiai malonų paveiksliuką ar gėlytę ir ten fiksuoti žvilgsnį maždaug 10 sekundžių, po to nukreipti žvilgsnį į tolį, į kažkokį surastą objektą ir taip kaitalioti. Kad normaliai akis funkcionuotų, reikalinga, kad ašarų liaukos išskirtų ašaras, kurios sutepa vokus ir akis. Taip pat jos pašalina į akis patekusias smėlio dalelės ar dulkes. Sutrikus ašarų gamybai pažeidžiamas akių drėgnumo barjeras, dėl to akys sausėja. Kitas veiksnys, dėl ko akys gali išsausėti, tai yra aplinkos veiksniai. Tai yra saulė, vėjas, dulkės, žiema, centrinis šildymas, šaltis, oro kondicionierius, ypatingai kuris yra automobilyje, dūmai, prirūkytos patalpos, virusai, ligos. Dažnas iš mūsų ilgas darbo valandas praleidžiame prie kompiuterio ar žiūrėdami į televizoriaus ekraną. Tada mes mažiau mirksime ir taip sausėja akys. Kitas nemalonus akių sudirginimo simptomas tai yra ašarojimas. Vasarą, pavasarį, kada pradeda žydėti gėlės, medžiai ir krūmai, dažnai iš mūsų pradeda kamuoti labai nemalonus simptomas, tai yra ašarojimas. Ir tokių žmonių kasmet vis daugėja visame pasaulyje. Jeigu jaučiame, kad mūsų akys tiesiog prašosi pagalbos, tuomet patartina naudoti akių lašus. Labai džiaugiuosi, kad vaistinėje turime puikų produktą Navivision, kurie pašalina visus akių sudirginimo simptomus. Tai yra atskirai Navivision parautusioms akims, Navivision pavargusioms akims, Navivision sudirgusioms akims ir Navivision akių ploviklis. Pirmasis produktas, kurį norėčiau pristatyti, tai yra Navivision akių lašai pavargusioms akims. Juos sudaro natūralūs alijošius ir ekstraktas ir natrio hialuronatas. Alijošius tai yra priešuždegiminė medžiaga, kuris skatina akių gijimą, jeigu tai yra nedidelis uždegimas, o natrio hialuronatas pašalina sausumą ir sudirginimą. Nes natrio hialuronatas yra labai puikia priemonė, kuri drėkina akis. 1 mililitre produkto yra 2 mg alijošiaus ekstrakto ir 2 mg natrio hialuronato. Antrasis produktas tai yra Navivision sudirgusioms akims. Jo sudėtyje esantis natūralūs medetkų ir hamamelio ekstraktai sąlygoja akių paraudimo mažinimą ir dirginimo pojūčio mažinimą akise.
Klinikiniais tyrimais yra įrodyta, kad medetkose esančios medžiagos apsaugo mūsų akis nuo virusų, nuo bakterijų, nuo uždegimo. O hamamelis skatina kraujagyslių susitraukimą, dėl to mažina akių paraudimą ir dirginimą. 1 ml produkto yra 5 mg medetkų ekstrakto ir 5 mg hamamelio ekstrakto. Trečiasis produktas tai yra Navivision paraudusioms akims. Jį sudaro taip pat natūralūs ramunėlių ir akišvietės ekstraktai. Ramunėlės, kaip visi puikiai žinome, yra priešuždegiminė medžiaga, kuri mažina dirginimo pojūčius ir mažina uždegimo sukeltus nemalonius pojūčius. O akišvietė yra nuo seno naudojama tiek liaudies, tiek ir plačiojoje medicinoje kaip akis stiprinanti medžiaga. 1 ml yra taip pat 5 mg ramunėlių ir 5 mg akišvietės ekstraktų. Ketvirtas, paskutinis, bet neprasčiausias produktas tai yra Navivision akių ploviklis, kuris yra skirtas tiems žmonėms, kurie ilgą laiką naudoja kontaktinius lęšius, dėl to atsiranda sudirginimas, deginimo pojūtis, arba tiems žmonėms, kuriems dažnai patenka į akis iš aplinkos dalelės. Spręsdami akių problemas kompleksiškai ir siekdami pačio efektyviausio rezultato, su akių lašais turėtume naudoti ir maisto papildus. Norėčiau pristatyti dar vieną maisto papildą akims, tai Benefit Optic. Jo optimali sudėtis leidžia mūsų akims jaustis pamaitintoms ir stiprioms. Jis sudaro liuteinas ir vitaminų antioksidantų kompleksas. 6 mg liuteino leidžia akims gerai matyti, nes ką daro liuteinas? Liuteinas kaupiasi geltonojoje dėmėje ir lęšiuke ir jis sugeria žalingą šviesos pojūtį ir apsaugo akis nuo oksidacinio pažeidimo. Vitaminas A, dar kitaip retinolis, tinklainė verčiamas į pigmentą rodopsiną, kuris yra nepakeičiamas mūsų akį prisitaikant žiūrėti tamsoje ir prieblandoje. Vitaminas E, kitaip tokoferolis, yra stiprus antioksidantas. Ką daro antioksidantai? Antioksidantai sumažina laisvųjų radikalų patekimą į akį. Laisvieji radikalai atsiranda iš aplinkos, tai yra saulės spinduliai, būtent ultravioletinis spektras, kada aplinkoje yra daug dūmų, taip pat kada yra virusai, bakterijos, kada žiūrima prieblandoje. Džiugu tai, kad vasario mėnesį gintarinėse ir Norfos vaistinėse maisto papildams akims Benefit Optic 40%, o Navivision akių lašams ir akių plovikliui 20% nuolaida.